Plaukiam viena gražiausių Dzūkijos upių Ūla. Ir man čia tai jau antras plaukimas. Šitom vietom esu plaukęs, Indrutė dar nėra plaukusi. Esi, net nežinau, kad esi plaukęs. Sakiau, kad esu plaukęs. Prieš kažkur kokius 12 metų gal. Bet tiek laiko, tai aš asmeniškai nieko neatsiminčiau. Nu, tai aš irgi mažai atsimenu, bet esmė, kad plaukęs. Tai va, tai kol kas tai faina šitą upę tom, kad vanduo labai skaidrus. Nežinau, ar čia matosi, bet čia neužklimsim. Toj. Gerai. Jo, nu ir problema čia tokia, kad filmuoti čia mažiau gausis, nes labai vingiuota, medžių, kliūčių, visko. Tai nors vaizdai ir gražus, bet nežinau, kiek čia jų įamžint pavyks. Gal Valojevičius sutiksim? Ai, tas Valojevičius. Visai nemažai privirtusių medžių. Kažką sakyt nori? Poilsis. Poilsis. Ant tokio medelio neiširkluosi, tai reikia tokiais judesiukais. Na, davai. 1, 2, 3. Tai tau reikia tūkstančiai. Būtų lengviau, jei ir tu taip darytum. Op. 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 Gerai, dabar jau galima ir irklais. Čia šiaurė? Gal? Genys, ane? Ai, ne. Taip ir gal. Grandininis pjūklas pasirodo. Jo, medžių privirtusių žiauriai daug. Tai čia jau nei filmuot labai laiko yra, nei paukščiams gaudyti. Dirbt reikia su irklais labai. Gal kokia liepsnelė? Ten kaip turšys atrodė. Turšys? Gal ne? Reikia patikrinti telefoną, kas čia tokio. Dėl gražaus vaizdo mums apsukė. Jo. Sustojom pažiūrėti gražaus vaizdo. Bet iš tikrųjų tai rastas kelią pastojo. Jie dabar tingim irkluot. Labiausiai Indrutė tingi. Kaip labai čia nuo ryto skubėt reikia. Aš noriu paukščių paklausyti ir pažiūrėti, kur koks skrenda. Aha. Žiūronus atsivežė, kad apžiūrėt, kuris kur skrenda. Nepasiėmiau iš tėtės. Nu va. Tai tarp krūmų, tarp medžių sunkiai tu juos įžiūrėsi dabar. Gerai. Tai reikia Bandyti išsikrapštyti iš čia. ir upė, ir su mašina, ir pėsčiomis. Čia? Čia. Nu. Kabina. Hehe. Hehe. Kur? Čia gal kur sėdam? Kur saulės daugiau. Nu bet per daug mes nenorėtume ten. Nenai toli? Nu? Tai jo, tai va čia. Noriu baidarą matyti. Nu gal čia ne. Būtų fainiau matyti. Jo, bet ką žinau, čia tokia ir žuvytė visai gera. Einu iš ten dar. Tai čia tau tinka ar kur? Tinka. Tai gerai.
nežinau ar matosi, kaip kyla vanduo iš po žemių, bet čia yra Ūlos akis, tai vat priplaukim Ūlos akį, čia yra regykla, ten tolumoj, matosi gal, ten dabar nelipsim, nes jau esam buvę, bet čia sustojom pavalgyti, tai atėjau ir iki šitos Ūlos akies pasižiūrėti. Ir čia toks įdomi vieta. Jeigu dar nesat kas čia buvę plaukę, tai būtinai atplaukit pasižiūrėti. Nes apie šitą Ūlos akį net ir legenda yra. Čia stovi informacinė lenta, kur rašo, kad kažkokia moteris Juzė Pigagienė, gimusi 1912 metais Žiūrų kaime, pasakojo, kad atseit šita Ūlos akis anksčiau buvo didelė kaip ežerėlis ir į ją įpuolė jautis, kuris čia ganėsi, ir išplaukė tas jautis paskui net Daugų ežere, o tas Daugų ežeras čia gal už kokių, galvoju, nežinau, 30 gal kilometrų nuo šitos vietos, gal daugiau, 50. Tai va, tai jeigu čia tiesa, tai gali būti, kad tas Daugų ežeras ir šita Ūlos akis siejasi po žeminiais vandenimis ir taip tas jautis ten nuplaukė. O šaltinio vanduo gėlas, skaidrus, bespalvis, turi geležies prieskonį. Čia, kaip rašo toliau, jaučiamas sieros vandenilio kvapas. Tai čia tokia biškį kaip ir smarvė čiut jaučiasi. Vanduo šaltas, 8-9 laipsnių ir silpnai šarminis. Anksčiau šitą vandenį žmonės gerdavo. Galvojo, kad jisai turi gydomų galių, gydomų savybių. Tai vat. Čia dar šiek tiek apie jį parodyta, kaip iš šiandien iš kur pakyla, kaip atsiranda. Gerai, dabar einam užkasti ir plauksim toliau. Palaudžiam. Biovalos reklama. Ir pomidorą. Ne, ant šito pakelio gal pjauk, kad nesipjausit. Šitaip? Ant keturis dalis. Gerai. Kaip laimingas. Labai laimingas. Palauk, aš gal nežinau. Na gerai, brenda. Šalta. Ne taip šalta iš tikrųjų. Vaidinu. Gal ant saulės biškį. Žinai, yra tas pasakymas. Yra toks pasakymas, tai aš dabar pakeisiu jį. Koks? Diedas iš valties valčiai lengviau. O čia kaip? Ką? O čia kaip? Tai va čia aš jau jį pakeičiau. Tas originalus pasakymas, bobo iš ratų ratams lengviau. Ai, nesupratau, kad su tuo susijai. Ja. Tai čia irgi. Tuo pusiausvyrą pagausiu. Primena plaukimą varėnę. Gerai, gali išjungti. Gerai, ir galiu ir pats išjungti. Šlapia. Išsuksiu.
Priplaukėm rimtesnę kliūtį. Per visą ilgį upės medis. Nu ir nėra kaip kitaip įveikti, kaip išlipti iš baidarės ir ją persinešti. Jaučiu šaltą. Tokia atveju geriau moteriam gimti. Gražiai iki šortų. Nu, iki čia ateitum? Arba ne, gal palauk, apsuksiu šią. Aš bijau eit su kamera nuo tavo. Aš belekai biškį užmirštus pradėjau filmuot, pradėjau darytis. Įsitrauk. Atsiprašau. Nieko. Neužgavau. Ne, gerai. Oi, man kažkoks triokas įma. Ir klausdok. Žiūrėk. Pirmiausia, tai gal dėk arčiausiai koją. Čia. Aha. Kaip? Neužgavau pirmą. Ne, kraujas svarba, bet gal čia šiaip. Atsiprašau labai. Atsiskaita dabar, ne? Kažkaip netyčiam, aš jau taip įstresavau ir nebemačiau. Į galvą kliuvau? Tai jo. Atsiprašau. Nu tikrai tada kerštas. Nu atsiskaita, viskas gerai. Strioko man dabar kažkodėl buvo. Kodėl? Nežinau. Iš šitos situacijos ar iš to, kad į galvą kirtai? Iš visos situacijos. Nieko. Kliūtį įveikėm. Sustojom paskutiniai stoteliai šiandien. Čia toks yra Ulos intakas į Merkį, tai tokia nebloga aikštelė sustot. Ir iki finišo jau šios dienos liko visai nedaug, šiek tiek Merkiu paplaukti ir bus viskas. Tai čia mes dar užkandom. Ir pro mus praplaukė tokia keista kompanija. 4 baidarės ir vien vyrai. Tai kažkaip įdomiai. Vienoje baidarėje, atrodo, sėdėjo tėvas su sūnum, bet kitose baidarėse tai šiaip irgi vien vyrai, tai vat keista. Kažkaip atrodo, moterų trūksta. Nu, bet gal šiais laikais viskas jau čia ir normalu gaunasi. Tai vat. O šiaip nuplaukėm nedaug, 17,39 km šiuo momentu, plaukėm beveik 6 valandas. Tai vat, daug vingių, daug visko, tai taip ir užsitęsė. Merkiu, jeigu būtume plaukę, tai būtumėm daug greičiau. Daug daugiau tai yra nuplaukę. Tai vat, bet šiaip apie fainą. Tokia ir veiksmo yra, ir šiek tiek gal ramiai taip pasroviui paplaukt, bet ar dar kartą plaukti mūlą. Aš galvoju, tau pirmą kartą teko brist, prieš tai nebridai nei kartą. Jo. Nesušalo kojos? Ne, nešalta. Bet šiaip mūlą patinka. Kitų maršrutų, nu tai yra kitoj vietoj dar norėtum plaukti. Tai visur įdomu. Bet šiaip, ką žinau, man gal Merkys nuo Perlojos iki Merkinės gražesnis buvo, lyginant su to, kas čia šiandien buvo, nu, šitoj Uloj. Gal man sunku palyginti taip. Nu, man kažkaip gražiau buvo, nežinau. Nors iš principo panašu, nes irgi čia tokių šitų žmonių sodybų yra, irgi visko. Tai jo, panašu, bet man gal, nu, Merkinė... Čia mažiau privačių.
teritorijų, mažiau tų namų. Mažiau, jo, bet irgi taip. Nu, nežinau, bet šiaip Merkių gal man labiau patiko. Nes ir ramiau ir pafilmuodavo galima daugiau. Bet tenais jau pensininkų upė. Pensininkų, jo, bet... Čia mes dar ne pensininkai, čia veiklos yra daugiau. Nu, tas irgi, jo. Tai va, gerai. Tada baigiam užkandžiauti ir judam link finišo.